Nu tai labas rytas, jau labai seniai bedariau aš čia kažkokį vlogą. Ir kaip jau pastebėjote, mano vlogai visi prasideda taip, kai aš ten visą tokia susivėlus, nepasidažus, tokia visiškai naminė. Tai šiandien nuo ryto, aš vėl čia balkone kaip visą laiką, nes šiandien balkone pas mus tokia drama vyko. Nuvedžiau vaikus į mokyklą, grįžau namo ir eisiu, galvoju savo šuniekus išvesti. Ir aš čia, balkonas buvo atidarytas, šunys įėjo į balkoną. Nes jie čia mėgsta, tipo, jau mama vedžiok, mes čia jau lauką norim eiti. Ir aš jau juos čia pasikviesti ir išgirdau kažkas kiemio šaukia, vat čia, prie mūsų, kur yra apsauginiai, tenais maždaug. Ir aš taip žiūriu, ten dvi moteris ir kažkas ant žemės guli. Ir nesuprantu, galvoju, pabandžiu telefoną priartinti, bet kadangi man telefonas nenaujausias iPhone'as, tai priartinus nieko nesuprasi, kas ten nesupratau iš pradžių, ar ten vaikas, ar ten močiutė, bet po to ten supratau, kažkas įvyko, nes apsauginiai ten pradėjo kažkam skambinti, tai supratau, kad greituškiai, bet ta greitoji atvažiavo po kokių 15 minučių, tai man toks irgi buvo, wow, kiek ilgai važiuoja greitoji. Ir aš čia kaip tos tokios Kaunos bobutės kaimynės per langą čia sėdžiu, pasidariau kavos ir sėdžiu ir žiūriu, kas tai vyksta. Nes realiai man reikia šunis vedžioti, nes jau neberimsta. Bet aš einu iš namo, aš noriu juos pavadžioti po rajoną, nes dažniausiai būna, kad arba po rajoną vedžioju, arba vedžioju čia mūsų kieme. Bet mūsų kieme, kai vedžioju, mano mažasis būna labai išprotėjęs, labai apstoja maksą, toks dėmesio labai prašo. Ir aš galvoju, dabar nenoriu eiti, kai ten tokia drama, greitai čia vidury gatvės, žmonių pilna, visi praeina, sustoja, žiūri, tai atvarė greitoji. Man atrodo, ten buvo močiutė, nes matęs, kad žili plaukai, aš neprižlėbiau. Iš 12 aukšto aš iš akiniais tiek neprimatau, negaliu prizuminti. Tai tiesiog pagalvojau, nublemba, tai tokios mūsų problemos, kokias mes ten problemas, bet turim tokias paprastas. Yra tokios tikrai palyginti gėlytės, kai žmogus išėjo kažkur, turbūt gal į kokią parduotuvę ir pasivaikščioti ir išgriuvoti. Dabar eisiu išsimaudyti, biškai jau pasigražinti, nes 3 dieną jaučiu galvą neplauta. Tai va čia mano pirmas vlogas, kai mano plaukai šviesus ir nusidažiau plaukus. Ir žiauriai džiaugiuosi. Jinai nedarė man visiškai šviesių, čia ir paliko mano plaukų, kad nebūtų tas pirmas dažymas toks jau labai stiprus, kad man tų plaukų labai nenudegintų, nes aš kai išsiplau galvą ten po kelių dienų ar po 3, tai aš jau pajutau, ką reiškia, kai šviesus plaukai, kai jiem reikia žymiai daugiau priežiūros, kaukių ir visko, nes iškart man buvo tokia jau pasišiaušė, ten tokia, tas frizas, ar kaip jis vadinasi, friz. Tai dabar eisiu išsimaudysiu, eisiu susitikti su vyru į kavinę, nes man mašiną paduos ir važiuosiu į kokį nors prekybos centrą, nes man reikia Halloweenui kostiumo tiek man, tiek vaikui vienam didžiai, nes mažai vakar nusipirkom iš Flying Tiger ten pumpkino, moliūgo kostiumą tokį visokių atributikų, o aš ir Olivija neturim, nes mes šeštadienį mumis pasikvietė draugė, Gintarė, nes jin ten, kur lanko tenisą, Jutos teniso klubas daro Halloweeno vakarėlį. Ir ten visi taip rengėsi, nėra ten, kad labai daug kas ten labai rengtas, anais metais, kaip rodė foto, tai nebuvo, kad ten visi labai ten kažkaip, tiesiog visi juodi buvo, iš bendros fotos visi juodi. Tai aš neįsivaizduoju, ką rengtas, aš tik tokią aną savaitę tiek prinaršiau. Man šiaip realiai juokingiausios, įdomiausios tokios tos būna tie kostiumai tokie, kur, ne visi supranta. Ten pavyzdžiui, jeigu žiūrėjot filmą Matilda, apie tą mergaitę, tokia, kur labai super, ten smart ir tų galių, kur turi, ten, kur ta buvo, man rodos, Mrs. Trunchbull ar Miss Trunchbull, ta mokytoja, ten toks buvo kostiumas, tik tokia, kai ten sportuoja, ta Miss Trunchbull, ten su tuo tokiu pilku džemperiu, čia diržas. Čia kažkoks raištis, bet gal nieks nesupras blemba tokio. Dar tame vakarėlio, toj afišoj, tam lapelė parašyta yra, kad scary turi būti baisus kostiumas. Nežinau. Dar galvojau, blogiausia atveju, jeigu nieko nerasčiau, tai gal mumijos kostiumą pasidaryčiau, nusipirkčiau iš vaistinės ten tuos bintus ir apsibintuočiau visur. Tai tiek žinių, eisim dabar ruoštis. Tai perėjom į miegamąjį, jeigu ten kažkokia netvarka mato, tai nekreipkite dėmesio, nes mes žmonės gyvename gyvenimą. Nėra pas mane čia namai tokie estetiniai, kaip instagraminiai būna. Apsimau dabar tokias klasikinės kelnes.
Jos tokios ilgos, aš vėliau jas parodysiu. Ir kas įdomiausia, aš tas kelnes pirkau anais metais į darbą. Ir kai aš jas, labai karšta. Ir kai aš jas nusipirkau, jos man buvo kaip ir geros. Ir man po kelių užsidėjimo, jos man buvo žiauriai didelės per pilvą, nes, aš kai dirbau, aš buvau žiauriai kūda, nes aš nespėdavau pavalgyti. Ir aš jeigu nespėjau pavalgyti, aš po to nevalgau, aš turiu tokią keistą santykį su maistu, kad jeigu aš nespėjau pavalgyti, aš po to ir nebenoriu valgyti. Nes būna, dar dabar irgi aš pagaunu save, kad aš vakar žiūrėjau, kad aš vakar valgiau sumuštinę ir man užteko ir aš po to net pamiršau, kad aš nevalgiau nieko. Ir žodžiu, dabar aš jau kai nebedirbu, čia vieną dieną biškį spintą tvarkinėjaus, žiūrėjau, kokiu čia rūbų turiu rudeniui. Ir pasimatau vienas kelnes, kurias pirko anais metais žiemą ir man jos buvo geras. Ten yra 34 dydžio džinsai, galvoju, dabar apsimausiu pats tas. Tokios jos gražios, tokios kaip tigrinių printų, bet tokios fainos, stilingos. Neįlendu visiškai per pilvą niekaip. Gal Laura, tu svorio priaugai, nes aš žinau, kad aš po Lietuvos, praleidęs mėnesį Lietuvoje, aš grįžau ir buvau, jaučiu, kad jau pastambėjau. Ir sakau, pasimontuosiu tas kelnes, yra šitos ir dar vienos, kurias aš anais metais tai pirko, man jos kaip ir geros, bet vos laisvas ir po to dėvint žiauriai laisvas pasidarė. Tai pasimatau, kad super man, nes pats tas. Tai labai džiaugiuosi, kad niekam netidavė, nes galvoju, atiduosiu gal kai draugiai. Tai ačiū Dievui netidavau, nes dabar pati gal dėvėti. Šiaip nesijaučiu blogai, kad ten svorio priaugau, nes aš manau, kad čia mano tas normalus svoris 3,6, 3,8 dydis kelnių, kai aš jau biški taip jau sėsliau gyvenu, nebebūnu tame tokiam bėgime nuolat kaip darbė, kad nuolat nuo ryto iki vakaro ant kojų ir nespėjai pavalgyti. Tai vat. Ir dabar galvoju, aš paskutinį vlogą dariau, kur man daktelis? Paskutinį video kėliau turbūt kažką gerą savaitę. Dabar galvoju, kiek čia visko įvyko per tiek laiko. Tai apturėjome ir drebėjimą, kas matėt Instagrame. Galėsiu dar ir čia biškį papasakot. Bet prieš tai papasakosiu labai įdomų dalyką. Man čia buvo žiauriai įdomus. Tai turėjau tokią sesiją su tokia mokytoja. Žodžiu, mano vyras iš savo geriausio draugo. Mano vyro geriausias draugas yra jo universiteto profesorius, fizikas. Ta prasme, žiauriai faini santykiai. Ta prasme, tu esi best friend su savo univero dėstytoju iš univero laikų. Ir, žodžiu, tas profesorius ten pasakoja, kad yra tokia moteris, kuri irgi yra profesorė, buvo fizikė, ar ten kažką, į tą pusę fizikos. Ir jinai dabar daro tokios kvantinės fizikos, tai kaip ten būna ta kvantinė kažkas terapija. Ir ten mano vyras pirmiausia norėjo pabandyti. Tai jisai su juo susisiekė, tai čia buvo senai jau čia, rugsėjį ar rugpjūtį. Ir man jis kaip papasako, kad sakė žiauriai įdomiai tas, kad, dabar mano plaukai žiauriai faini, kad jinai realiai įeina į tavo vidų ir dabar viską pasako tavo vardu, tipo, aš esu tas ir tas, aš taip ir taip kalbu, tą vidinio vaiko balsą iškelia ir kalba už tave. Ir ten visas iškelia viską. Traumas, netraumas, kas tau kliudo. Ir man tada taip žiauriai įdomu pasidarė, sakau, davai, aš irgi labai noriu. Ir jis ten jai parašė, atsiuntė man tos moters numerį. Ir aš kažkaip, nežinau, tuo metu neparašiau, po to pamiršau, po to ten prasidėjo gyvenimas, tas ir tas reikalai ir visiškai pamiršau ir, galvoju, vadinasi, dabar nereikia, tiesiog. Ir vieną dieną, penktadienį kažkurį, jinai parašo mano vyrui, sako, aš labai norėčiau padaryti sesiją su Laura, ir sako, aš noriu Laurai padovanotą sesiją. Tai sutarim, kad pirmadienį darysim, ten pirmadienį vakarą, 7 vakaro, aš jau ten laukiu, visą pasiruošiu, sėdžiu su ausinėm, užsirakinu kambario duris, kad vaikai neateitų, nes ten reikia visiškai ramiai būti, tiesiog susikoncentravus. Ir jinai ten rašo mano vyrui, kad ar gali 7:30 daryti, nes jinai ten kažkiam, ten kaime pas uošvius, reikalų biškį ir okei, sakau, palauksiu, nieko tokio. Ir jinai man skambina 7:30. Aš ten per kompą pasijungiau per WhatsAppą
Ir ten pradėjom tiesiog pokalbį, ten kaip sekasi, kaip kas. Man realiai buvo didžiausia aš šiaip nebijau tokių dalykų, bet man buvo baimė, kadangi ten įsta mano vidų, į tą mano vidinį vaiką, balsą jau išgirs. Nes prieš porą savaičių man buvo draugė tokį dalyką pasakys, ten, kad sapnuoja tokius keistus sapnus su tėvu ir jinai bijo, kad gali ten būti kažkokia trauma vaikystės, kuri jinai yra ją užkasus giliai viduj. Ir aš taip žiauriai išsigandau, galvoju, o jeigu man ten kokią nors traumą iškels į paviršių, kurią aš, tarkim, pamiršau, norėjau pamiršti ir nebežinosiu, kaip aš susidorot po to. Tai taip nebuvo, ačiū Dievui. Ir tiesiog ten taip įdomiai buvo, kad jinai pradėjo ten, pakalbėjom, po to tokie pratimai, rankas į viršų, rankas į šoną. Tai va, atsimenu, kad turiu mikrofoną, nusipirkau, tiksliau, vyras nupirko ir dabar geriau gal girdėsis. Šiaip netaip man pavyko čia pasijungti, nežiūrint jokių ten video ar kažką, neskaitant, nes neturiu daug laiko skaityti instrukcijos. Tai žodžiu, kur aš baigiu, jo ten liepia iškelti rankas, taip ir taip, tokie pratimukai. Ir po to jinai paklausė mano leidimo, ar aš sutinku, kad jinai ten įeitų į mano tą vidų, nes jin kalbėjo tai, kad čia yra vidinis vaikas kalbės. Aš tokia, okei. Šiaip aš iš tikrųjų jaučiaus taip, kad aš ne tai, kad netikiu, nes man pačiai buvo keista, ar galvoju, čia mano ego išlindo, kad aš kažkaip, visiškai nebuvo to tokio, kad, nežinau, gal aš tiek tų tokių dalykų jau turėjus, perėjus ir atrodo, nieks nebenustebint. Tai realiai nenustebino. Ką jin man pasakė, įdomu buvo tas, kad jinai kalbėjo pirmojo asmenio, tipo, aš esu Laura ir iškėlė visą tai, kas tam vidiniui vaikui nepatinka, ką reikėtų savį keisti. Tai realiai, atsimenu, aš užpraeitam video turbūt kalbėjau apie tai, kad aš ten tokia esu truputį labai mėgstu kontroliuoti visą savo gyvenimą, planuoti. Tai ne apie tą pagrindinę kalbėjau, kad mano tas vidinis vaikas nori, kad aš paleisčiau tą kontrolę, nes man kontrolė duoda saugumo jausmą. Tai čia gali iš vaikystės dalykų yra tas noras planuoti. O mano vyras yra toks, kuris visiškai gyvena šią akimirką. Ir dėl to gal tas tokia būna, ne tai, kad, kaip angliškas žodis yra dichotomy, tokia priešprieša, kad aš tokia labai mėgstu kontroliuoti, o mano vyras yra labai atsipalaidavęs, kas šiaip yra faina, nes mes taip viens kitą labai papildom ir viens iš kito labai mokomės. Ir dėl to gal jin man ten kitos dalykus pasakė, aš tokia klausau ir nelabai manęs ten nustebino. Bet kas įdomiausia buvo, jinai ten kalba. Ir pradėjo truknėti jai ryšys, tokie garsai, bet po to sugrįžta tas, ką ten pasakęs buvo pasirgę, aš po to išgirstu. Ten kažkurioje dalyje jau nebesigirdėjo, ką jin sako, jau visiškai ir aš nenoriu jos pertraukti, nes žmogus užsimerkęs tenais mano vidų skaito. Aš ten realiai buvo visą laiką užsimerkus, tik vienu metu prasimerkiu, žiūriu aš ekraną. Tamsu pas ją. Aš taip galvoju, kurią čia minutę spėjo atsistoti lempą išsijungti. Aš toliau ten klausau. Jinai viską pabaigė, ten viską nuskanavo ir tik sako, Laura, kaip ką galvoju, ir išsijungė viskas, dingo, visiškai dingo. Taip stai, Laura, viskas, baigėme, ką galvoju, čak. Aš tokia sėdžiu, oh my god, galvoju, ką čia reiškia, ar čia mano vidus tai priešinosi, tas vidinis vaikas. Nors realiai jinai viską nuskanavo, aš įdaviau leidimą, aš įrašau per WhatsAppą. Sakau, turbūt nutrūko ryšys, kaip čia kas. Jinai gavo žinutę, bet neperskaitė. Tada aš tiesiog laukiu, nežinau ką daryti, nes man reikia realiai po to į parduotuvę važiuoti. Ir nežinau, ar man čia skambins, neskambins. Po to man skambino kažkoks nežinomas numeris. Ir irgi nėra ryšio. Va tokie žodžiai, nesuprasi nieko. Galiausiai man iš to nežinoma numerį, ten turbūt iš vyro gal parašė, kad Laura dingo elektrą. Sako, pirmą kartą taip per sesiją, kad visiškai iš visų namų dingo elektrą. Aš sakau, aš vengiu, čia atėjo mano tas vidinis vaikas, išjungė skaitliukus, sako, užtenka. Ir man sako, ten atsiūs voice message, ten atsiuntė 10 minučių apie viską. Ten dar ten pratęsė. Ta, ką ten nuskanavo. Nežinau, aš po to kainau pas savo kirpėją. Aš kai jai papasakoju, tai jinai man sako, turbūt Laura tavo super ego išlindo, arba nebuvo vidinis tas vaikas pasiruošęs tiek informacijos. Nes aš sakau, nebuvo ten taip, kad
aš atrodo priešinčiaus, aš nesutikčiau, nes realiai tą, ką pasakė, aš jau žinojau. Manęs realiai nenustebino ir nepalėtė, nebuvo to, kad paliestų, kad o Jėzu, čia nebežinau, ką daryti. Bet iš tikrųjų iškėlė iš manęs pyktį, nes aš turiu tokį vidinį pyktį. Nes aš toks ne tai, kad pyktis, bet toks, kas čia dabar, maždaug tokia priešprieša. Ir aš kai vyrui pasakiau, sakė, ir jam tą pirmą kartą buvo tokia kaip priešprieša, tavo tas vidus, tas ego priešinasi. Dabar aš įsidžiavinsiu plaukus. Ir žodžiu, aš pajutau, kad jinai tokį sukėlė visi tokį irzulį viduj. Ir gal tas buvo, kad tipo, aš tikėjaus kažko. Nes matot, mano vyras, kai buvo pas ją toj sesijoje ir buvo jis po to keliose sesijose, jį labai taip, jam ir apie tas traumas pasakė, nors man realiai apie traumas nieko nebuvo tenais. Ten tarkim santykiai ten su tėvais ar kažką, man tokių visiškai nebuvo neiškėlę. Bet jam davė tokio įkvėpimo ir tokį užvedė jį ant jo kelio dar labiau, ten, kas susijęs su saviraiška karjera. Aš labai to laukiu, gal čia mane įkvėps labiau su Instagramu, su YouTube'u, kažką. Nieko. Matyt, aš turėjau labai daug tokį nusistačiusio, tokį neįstikinimą, bet turėjau lūkesčių, kad čia bus žiauriai fainai, man čia įsikvėpsiu, bet nebuvo. Ir aš po to, aš taip nuėjau pas vyrą, aš jam papasakoju, aš sakau, aš galiu biškį pasivažinėti. Jo, sako, varyk. Ir aš po to, matot, nežinau, gal man dėl to mane ir suerzino, nes atrodo, aš pradėjau save labai kvestionuoti, nes aš mėgstu, pavyzdžiui, jeigu aš blogai jaučiuos, aš varau su mašina pasivažinti, čia man tokia kaip meditacija, pabūt vienai. Pavyzdžiui, kai sužinojau, kad mano tėtis serga anais metais ir po to jau kai mirė, aš buvau į Lietuvą nuvažiavus tuo etapu, aplankiau jį, ačiū Dievui, susitikau su juo. Ir po to, kai mirė mano tėtis, jau realiai aš jau žinojau, kad tai bus, nes jau ten labai blogai buvo. Ir aš tiesiog su mašina, įsėdau į mašiną, palikau vaikus vyrui, nusipirkau kavos ir tiesiog visą kelią pražlimbiau, įsijungus labai garsiai muziką. Tai dabar yra ten tų tokių dainų, kur nebegaliu klausyti, nes apsiašaroju, nes, yra, primena. Ir aš pradėjau kvestionuoti, čia gal mano toks kažkoks apsauginis mechanizmas, ar čia mano bėgimas nuo realybės, nuo savęs, su to mašinu. Labai pradėjau save klausinėti ir man tas labai sunervino. Ir aš jai po to rašiau apie tai, nes ten kalbėjau apie tai, kad aš labai mėgstu viską planuoti, viskas turi būti, bet čia apie mane, apie mano dieną, tarkim. Man labai nepatinka, kai ateina savaitgalis, tarkim, ir iš niekur nieko mano vyras sako, davai varom ten ir ten. Bet aš jau turiu būti morališkai pasiruošus ir susiplanavus iš anksto, kad, nes man reikės išsimaudyti, susiruošti rūbus, aš nenoriu taip varyti, nes mano vyras taip varo ir jam viskas ok. Ir ten apie tą kalbėjau, kad aš labai kontroliuoju viską. Ir po to aš tą vakarą jau realiai buvo po 8 vakaro, kai mes ten baigėm. Tiksliau, sesija truko labai trumpai, turėjo trukti pusvalandį, tai turėjo trukti valandą, truko, sakau, gal 15 minučių, 20, kadangi ta elektra dingo. Ir buvo apie 8 vakaro, aš jau ten, sakau, varysiu palengva biškį pasivažinėti, ir parduotuvę vis tiek reikėjo. Ir mano mažoji, jinai turėjo padaryti 2 dalykus tą vakarą, namų darbai ir išsimaudyti. Sakau, Izabelė, ką dabar darom, namų darbai ar išsimaudyti? Ir aš tą akimirką irgi jaučiu, Laura, tu vėl kontroliuoji. Bet po to suvokiu, aš nekontroliuoju, nes reikia tos dalykus padaryti ir reikia vaikui pasakyti, užvesti ant kelio, nes vaikas 6 metų pats taigi tikrai neišsimaudys ir tikrai maniškai tikrai pati nedarys namų darbo, jeigu niekas nelieps. Ir taip, tas mane labai sunervino ir aš jai visą tai parašiau ir sako, ne, čia viskas ok, čia taip iškilo, taip ir taip. O tai nežinau, tokį turėjau įdomesnę patirtį. Dabar realiai pasidažėm biškį, čia pasigražinom. Dar čia man šlapi plaukai, dar pradžiavinti ir po to papasakosiu apie tą mūsų drebėjimą. Jau kaip ir supratot, šis mano vlogas bus ilgas, nes turiu daug ką papasakoti, ne tiek bus kiek apie Halloweeną, bet kiek apie mano pokalbis. Kaip jums mano plaukai, man žiauriai patiko. Labai buvau pasilgus šviesių plaukų. Tai žodžiu apie tą drebėjimą, tai aš sėdžiu šitoje vietoje, kur aš pajutau drebėjimą. Dabar sakau, pabaigsiu kavą, nes dar jaučiu nečelę mano kavą. Ir žodžiu, tai čia buvo kažkuri diena, jau nebeprisimenu kuri diena. Aš sėdžiu balkone ir dar įdomiausia, aš istorijose dalinus, juk kas mane sekat, kad aš arba prisikalbu,
Arba turiu tą tokią nuojautą, nes yra gyvenime buvo tokių stiprių atvejų, kur aš nujaučiau vieną kartą avariją, pamačiau, kad bus, nujaučiau vagystę, tiesiog pamačiau viziją ir buvo tas. Tai dėl to aš, pavyzdžiui, kai aš jau ateina mintis apie drebėjimą, tai aš jau biškai išsigąsiu, nes tai gali vykti. Tai čia irgi buvo panašiai, kad aš dieną prieš su draugė pajokau, nes draugė sako, davai sustinkam ir čia vėl į vakarę realiai susitikom. Ir aš sako, jeigu drebėjimo nebus, gal susitiksim. Sako, Laura, baig, nes nežinau, kad aš, būna, kad nujaučiu, esu sapnavus drebėjimą, buvo drebėjimas, esu sapnavus potvinį, ta prasme, kad patvino miestas po lietaus, tai taip ir buvo. Ir žodžiu, čia jau po visko, jau čia kitą dieną, po to, kai aš jau taip nujautinėjau, aš čia sėdžiu balkone ir aš jaučiu, kad va šitą kėdę linguoja, va taip jinai kelnojas į kojas. Bet aš buvau suosne prie kompiuterio. Ir aš galvoju, gal aš ant nelygaus paviršius, gal vieną koją ant kažkokio aukštesnio paviršius. Po to galvoju, kišiu galvą į kambarį, žiūriu, lempos siūbuoja, o siaubas, išbėgo vaikus pas vyrą, visi drebėjimas. Tai iš pradžių dar žiūrėjau čia pro balkoną, ar išeina žmonės. Tai nieks neišėjo, tik viena moteris išėjo į lauką, nes kai būna jau stipresnis, dažniausiai visi išeina arba išsivaro mašinas. Tai žmonės pradėjo išsivarnyti mašinas į gatvę. Sakom, varomės irgi gal į lauką, nes ir mažoji mano labai išsigama, didžioji tai neįti tokia jau vos nepramoga, nes tiesiog įprato vaikas jau nuo mažens, kad tų drebėjimų būna. Tai nuvarėm porą ratų, apsukom ir grįžom. Bet toks keistas jausmas, kai tu realiai nežinai, kad tas drebėjimas bus. Ir jau realiai psichologiškai kaip ir pasiruošęs, kad gali būti, nes čia Stambulo gąsdina kiekvienais metais, kad ten bus tas didžiausias drebėjimas. Aš kai atsikraušiau 2011 metais į Turkiją, į Stambulą, tai jau tada ten buvo tokia straipsnė, netgi lietuviškas, man buvo vienas straipsnis, nes jo, aš tuo metu turkiškai neskaičiau, tai tik lietuviškai jaučiu buvau skaičius ar angliškai, kad tipo pranašauti tokį labai didžiulį drebėjimą, kad grius visi tiltai, visos tos mečetės, viską. Bet kiekvienais metais jau gąsdina, nes realiai Stambulas yra ant tų tektoninių plokščių sandūros vietos, nes Azija, Europa, kur skiriasi, kur Bosforo sąsiauris jie skiria, tai tenais ir yra ta didžiausia lūžio vieta ir realiai gali būti tikrai bet kada. Bet vat nežinosi. Ir kai čia buvo prieš porą metų kažkada tas vienas drebėjimas, tai po to labai daug žmonių ir išsikraustė iš Stambulo į ten į Antaliją ir visur, bet ir tą pačią Antaliją labai dažnai drebina, bet gal tokiais, nėra tenais tokios rizikos kaip pas mus. Tai sakau, tu jau kaip ir pasiruošęs, supranti, kad gali būti, bet kai vyksta tokia nesvarumo būsena, nes tas jausmas, kai dreba žemė, žiauriai nejaukus jausmas. Ir mes bent jau visi kartu buvom, pavyzdžiui, mano draugė man rašo, Laura, nežinau ką daryti. Nes ten, sakė, labai stipriai jautėsi, šiaip labai bijo drebėjimą, aš realiai kažkaip nėra tos tokios baimės, o jinai labai bijo ir viena namie su vaiku, vaikas miega, sako, aš ką tik išsimaudžius, galva šlapia ir nežinau ką daryti, eit, neit, kelti vaiką, nekelti. Aš sakau, žinau, gal geriau biškai palauk, nieko gal nebebus jau. Bet vat irgi nežinosi. Tai va tokia ta realybė gyvenant Stambule, o dabar jau mes galime eiti palengvai į kavinę, susitikti su vyru. Ir varyti ieškoti kažko helovyniško, jeigu rasiu. Tai aš jau išsirašiau. Žinokit, jeigu atrodo, kad filmuoti čia lengva, kas filmuoti telefonu gal paprašiau, aš kadangi labai mėgstu tokias kameras, technologijas, bet taip sikabaliavus, va kaip kokia reporterė su mikrofonu, čia papo, čia dar turiu kitai kamerytai magnetuką. Dabar man pakabukas kimba prie jo. Dar kita kamerytė čia, kur galima ją priskabinti. Tai parodysiu savo outfitą. Tai va, nekreipi dėmesio, čia mano veidrodis yra žiauriai purvinas. Va, apsimoviau aksus. Va, tos mano ilgos kelnes, jos be aukštų batų, man žiauriai ilgos. Bet su aukštais batais pats tas. Tai judam lauk. Dabar turbūt visiškai išdrąsėjus ir filmuojusios gatvėje. Šiaip gal man reikėtų tašės naujos. Nieks netelpa. Nes šitas mikrofono dėklas. Ir aš dar nežinau, ar man čia viską reikia nešiotis, nes man tai yra kaip ir jo baterija, tas transmiteris ir aš nelabai suprantu tos logikos tarp to transmiterio, nes dabar kaip ir mikrofonas pajungtas, bet ar tas transmiteris įjungtas ar nejungtas, nežinau. Nors gal vyro paklausiu, štai gal labiau išmano. Akiniai dar nuo saulės. Piniginė, žodžiu, daug dalykų.
Šiaip realiai aš kuprinę nešuosi, jeigu nešuos kompo, tai aš pasiemu su kuprinė. Bet šiandien aš kuprinės nesiėmiau, nes aš per to kompo nieko nedarysiu. O dabar kuprinę tampytis irgi nesinori. Tai jeigu rašiau kokią fainą tašę, kur nebūtų nei per didelė, nei per maža, bet kai man tiltų visokie tokie rakandai, būtų fainai. Arba maža kuprinytė. O pas mus šilta. Aš su megztiniu žiauriai sušilo. Neseniai aš nusipirkau iš Oišo. Tai realiai jis dar per šiltas Turkijoj. Per šiltas. Tai aš dažniausiai dėviu tiesiog be striukės. Bet šiandien apsivilkus striukę. Merhabalar. Bir tane orta boy white chocolate mocha. Would you like to say something Lithuanian? Labas. Mano vardas yra Muratas. It's not interview. Ir Okay, ką dar žinai lietuviškai? žinau daug, bet aš nežinau kaip šnekėti. Kaip pasakyti? Kaip pasakyti. Nu, pavyzdžiui, ką žinai? Aš žinau, Kur mes dabar esam, kaip pasakytum, kur dabar dabar esam? yra kavinė. Esam kavinėje. Istambul'e kavinė. Rajone Ataşehir. Rajonas. Rajonas Ataşehir. Don't give too much information. Gerim kavos. Kava. Geros dienos. Kokia šiandien diena, žinai? Day of the week. I wonder, do you know the Pirma day? diena. Pirmadienis. Keturias dienas. Ketvirtadienis. Ketvirtadienis. Ja, Pasilgai Lietuvos. jo pasilgau. Ko labiausiai pasilgai Lietuvoje? Kaip miestą. Anything. Miesto Pasilgai. valgyti, ne? Miestą. Maistas. Maistas. Miestas City. City. I thought you missed maistą. Joniškis. Joniškis pasilgau. Jo, Kokio maisto pasilgai? cepelinai. Šaltibarščiai, bet čia irgi. Mes namie irgi valgom, Namie irgi jo. valgom, jo. Nesunku daryti. Aha. You could live in Lietuva. Gal. Raising kids and having kakemake, something, let's say, shuna, Huh? shuva, Šuo. shua, What else? katine. Kažkas, ja. Neblogai. Jo. Lietuva. Let's go to check those costumes. Gerai. Einam dabar kostiumų paieškot. Okay. But how much they are? Also. This is like anything you could make at home. Let's check. Why, man? Should I take Olivia later to check? So many. This one is, for example, 1,000 lira. That's a lot. Nesąmonė, labai brangu. Nieko gero neradom, labai brangus kostiumai vienai dienai. Už tokią nesąmonytę 1000. Koks 5 eurų, 3 eurų už belę kokią nesąmonę. Bet aš turiu porą idėjų, vėliau pasidalinsiu, kas būtų ir pigiau, ir apsimoka labiau. Nematau vyro savo. Nenutrenkim. It goes so fast.
Ate meilė, love you, bye bye. Ok, važiuojam. O, važiuok, ko tu plėtai važiuoji? Seniai vairavau. Gerai, dėdulė, eik, praleidžiame. Ausen Jansen, Dormandla in Kansas. Tai žodžiu, nuvarėm į tą partį, tokią parduotuvę, kur visokiem ten būn gimtadieniam balionai ir panašiai. Kaip matėt, yra kostiumų, bet tai nebūtų toks visiškai paskutinis variantas, kai jau nieko nesugalvočiau pati, nes aš kai paklausiau kainų, kiek kainuoja ten tie tokie apsiaustai, tokie belia kokie, nuo 800 lyrų, nu čia yra daug. Nu koks 20 eurų, tarkim, nu kai būtų Lietuvos kaina, 20-30 eurų už apsiaustą, ten ta viena triušio kaukė tokia faina, 1000, nu tai koks apie 3, nu mažiau turbūt negu 3 eurų, bet realiai mūsų kainom čia yra labai daug, vienai dienai. Aš kitais metais gal nebenorėsiu tos zuikutis būti. Tai aš turiu idėją, dabar varu prekybos centrą, nes dar turiu laiko iki kol vaikus pasimt. Aš vakar su šeimyna buvom į Flying Tiger, nuvarė tenais mažai radau kostiumą Tomo Liugo. Ir tenais buvo tų tokių kaip voratinklių, tik jie buvo juodi, aš buvau prieš tai mačius baltus. Nu bet vat, kai visą laiką nenusipirku tą akimirką, galvoju, vėliau rasiu. Ir dabar, taip sakant, paskutinę minutę viską darau. Tai jeigu bus tų voratinklių, juodo arba baltų, dabar ir juodus pasimčiau, nusipirkčiau. Tai aš manau, galima ir juos užsidėti ant savo to kostiumo irgi fainai, ar ant savo, ar ant vaiko, tiesiog kad ir ant suknės, ar tiesiog ant rūbų kažką sugalvoti. Nes dar ten tokių buvo pirkti, tokių variukų mažų, visokių vabaliukų, netgi ten sliekų buvo, tai galima, aš manau, juos irgi prisiūti prie to voratinklio kažką užsidėti. O jeigu tas nepaeis, tai aš turiu patį lengviausią variantą nusipirkti iš vaistinės ten tą merlį, kaip vadinasi, ir vat jį užsidėti, jau minėjau turbūt. Ir tokį variantą. Nebėra tų kostiumo dalių, kuriuo aš ieškojau, nieko nebėra, iš vis nei tų voratinklių. Keli lankeliai kažkokie nesąmoningi likę, tai aš jų tikrai nepirksiu. Dabar varom tokią parduotuvę, Lefties, ten po kairę pusę. Ten čia pas mus tokia dalė parduotuvė, kur jinai man primena Sinsei parduotuvę iš tokio stiliaus, tokių visokių. Visko labai daug yra ir aksesuarų biški yra. Ir pradžio, kai aš buvau atvarus prieš porą savaičių, gal prieš mėnesį maždaug, buvo vaikam kostiumų, bet aš tuo metu galvoju, gal mes čia nieko nešvęsim ir panašiai ir nieko nežiūrėjau. O dabar, vat, kai viskas last minute atvariu, pažiūrėjau, gal aš ir savo kažką darasiu. Nežinau. Čia iš tos partos, ką galėčiau savo susikurti, tai nebent kaubojaus kostiumą. Bet tema yra baisi tema, tipo Halloweeniška. Ir aš nenorėčiau leisti pinigų ant tokių dalykų, aksesuarų, kuriuo aš nedėvėčiau, kaip aš kaubojaus batai, man gražu, bet aš jų nedėvėčiau, nes man būtų tikrai nepatogu. Man tokie siauri visokie batai labai spaudžia po to pirštus ir aš jų negaliu dėvėti. Nu va, nebent aš būčiau kokia nors čia tigrė. Nope, ne mano stilius. Einam dar pro vaikus praeiti, gal tenais ką nors bus. Miega ką atsinešė. Nieko neradom. Dar užeisiu į Mango. Nežinau, patraukiu į Mango, ir gal kažką aš ten užmatysiu. Aš nelabai manau, į Mango visiškai ne tema. Pats sakau, norėčiau bent jau tą pasižiūrėti. Man patinka kartais taip, ne tai, kad šopinis atvaryti, bet nuvaryti kažką, pažiūrėti kokių nors idėjų, kas patinka ir po to jau, kai jau tikrai apgalvoju, kad man reikia, tada nusipirkti. Čia va mano kamerytė prikabinta. Negaliu, aš sakau, jos po megztiniu įkišti, nes per storas megztinis. Ir aš tą kamerytę sugebėjau numesti. Mašinui priparkau mašiną, aš ją dedu į tašę, nes jin buvo taip ištraukta iš savo to aparato.
Ir jin tokia labai slidi ta tokia maža, jin man iškrito, jin nerandu mašinai, pasidėjom, pakrito, nieko nerandu. Blema, kaip išsigando, po to žiūriu, įkrito į tarpą. Ir aš žiauriai bijau ją ištraukti, jeigu jinai man tenais, nes šalia metalas yra galvoje, jeigu į man į metalą remiasi ta kamerytė, kad jinai nesusibražytų ekrantas, pats tas lęšis. Tai dabar kiek filmuoju su dar nesupratau, ar man gerai veikia, ar negerai veikia. Nes pradžioj man kažkaip blogai kokybę rodė. Nu tai žiauriai tikiuosi, kad nesuvariau savo naujos kameros. Nes tikrai kas nepatogu, kad žiauriai, nepatogiai laikos rankai tas aparačiukas. Toks jisai apvaliais kraštais labai slidinėja rankoje. Tai žiauriai atsargiai stengiuosi nusimti laikyti, nes nežinosi, kokia jo ta kokybė, tvirtas ar netvirtas. Ok, iš pasitašų mėliausia va šito. Žiauriai miela. Tas aksesuaras žiauriai mielas, nes pati tašė tai mane. Nepatogu, labai slysta nuo rankos. Ir aš nelabai mėgstu tokių tašių. Bet šiaip visai nieko pati tašė. Bet labai, man jinai nuo striukės nuslys. Nebent aš ją visą laiką taip nešiočiaus. Tada irgi. Koks tikslas? Gerai vardą užrašė. Lavira. Sakant, I could be Lavira. Dar ne taip yra baisiausiai jaučiu, kad užrašo Lavra su V raide vidury. Biškį pasiėmiau pavalgyti sumuštinuką. Čia mano yra pagrindinis patiekalas, ką valgau, jeigu esu kažkur. Nes žiauriai tinga eiti į kavinę ir normaliai valgyti. Nes realiai žiauriai tingi, kol aš sulaukiu. Kol prieis, kol pagamins, kol ką, tas triukšmas, to žmonių daugybė. Čia mano mėgstamiausias sumuštinis su dešryta, su sūrais. Biškai šaltas. Kaip matėt, nieko aš čia neradau. Nieko visiškai nėra. Nu va, einu dabar jau po biškį vaiko pasimt. Man čia vidury kelio gali paspirtukas, taip nejuokingai nukritęs. Šiaip aš tų paspirtukų žiauriai nekenčiu. Todėl, kad mano vyras sugebėjo su tokiu paspirtuku padaryti avariją per griūtį vienais metais ant nelygaus kelio. Tai dar gerai, kad nenutrenkė mašiną, nes realiai buvo ten mašinų daug. Ir susilaužyti petį. Tai gerai, kad tik tiek, bet ten buvo irgi wow. Nuotykis. Tai va, pasiėmiau kompą. Eisiu, dar turiu apie 4 minučių. Pasidėsiu kavinukę prie vaiko mokyklos. Biškai pradėsiu šitą video redaguoti. Ir mano šitą Halloweeno outfitą pamatysite. Net neaišku, ką aš dar išsirinksiu. Pamatysit jau po savaitgalio, kai jau vyks tas mūsų Halloweeno vakarėlis. Nes dar visiškai neapsisprendžiau, ką aš čia darysiu, nes realiai nieko neturiu. Bet kažką sugalvosim. Tai vat, keliaujam toliau. Tai vis dėlto sugalvojom, pasiėmė vaikus, sugalvojom važiuoti dabar į prekybos centrą, tą, kur toj būčiau važiavus. Galvoju, pabandom šiandien prie to pačio. Gal išsirinksim kažką, gal rasim tų voratinklių, gal ir vaikai kažko ras. Taip sakant, bandome visus dalykus, kiek galim. Pažiūrim, dar yra pumpkin, jeigu nori pumpkin būti. Va yra tie cobwebs, va aš tokius turėjau omeny, žiūrėk. Ir čia daug yra. Dar galim. Spider. Mes atėjom pavalgyti. Labas, vaikučiai.
Parodysiu, ką mes nusipirkom. Tai Izabelė, parodys savo, ką nusipirkai. Labas visi, dabar aš pirkau super gražiai. Stikerį, Palauk, aš tau mikrofoną duosiu. Kalbėk į mikrofoną. stikerį, nuts, Lietuviškai? nuts, Knygutė. nuts kitai. Lipdukų knygutė. Lipdukų, knyga. Knygutė. Pirma yra va taip, žekės, agresė. Halloweeną. Irgi aš pirkau va taip kaską. Ar mano nosis atrodo? Ja, čia tavo nosis. Tai va, nusipirkom 2 tokius pakelius voratinklių. Tai čia yra 4 metrų. Tai čia galėsim realiai ir save ir mašiną jaučiu pasipuošti. Po to vaikai, jūs norit parodyti gerai. Aš noriu. Aš worms. Aš worms. Kas čia tokios neišsigąsi? Kas va ta? Musės. Musės. Oha, bunės. Tai guminukai. Kas čia tokie yra? Sliekai. Ką Izabelė valgai? Koldūnai. Koldūnai. O kaip turkiškai jie vadinas? Mantė. Kaip dėdė mantas, taip? Čia yra turkiški koldūnai, mantė. Čia žiauriai, man vienas mėgstamiausių patiekalų. Olivukas, ką valgai? Su grybais. Vištytė su grybais ir mama valgo vištytę su sweet chili padažu. Skanaus. Vakarinis Stambulo kamštis. Kai realiai iki namo mums turėtų būti 10 minučių. Gerą pusvalandę. Plius minus tokį 25 minutės pusvalanduką. Vakaras baigėsi šitaip. Vienas vaikas užmigo namų darbį nepadaryti. Ir kitas vaikas Galim čia. rodo man kažkas nesąmonės. Grįžame. Nu tai čia jau bus mano paskutinis kadras, jau atsisveikinsiu, nes jau mes ir namo grįžom. Mano mažoji užmigo, aš ją parnešiu namo. Nuėjau mašiną, nes dar reikėjo man daryti iki parduotuvės, atveru dar į parduotuvę. Ten katinam maisto kraiko, dar čia namam nupirkau tokių servetėlių šlapių, dar vaiko kuprinę man reikia parnešti namo, nes namo darbai yra. Dabar to parke čia aš atvariu į prekybos centrą, nes man čia patogiau daugiau tų parduotuvių, ko man reikia ten namam. Man taip širdis suskausta, kai aš pamatau, kad kažkas paliko lempas įjungtas. Nublemba. Ir čia buvo Mini Cooperis, bet tas tokis jau senas modelis, kur ilgai mano neišlaikys, poros valandų turbūt neišlaikys neišsikrovęs akumuliatorius. Jeigu dabar tik būčiau įėjus, tai gal aš apsauginiai, nes moteris dirba, gal pasakyčiau tokį ir tokį ten tą mašinos numerį, ten pasakytų gal per tą, žodžiu, kolonėlės, kaip ten kalba. Bet realiai nemanau, kad ten labai išgirsta. Aš realiai, kai ten sako, tipo, tokia ir tokia mašina, ten patraukite mašiną, aš niekada negirdžiu, tik pasiklausau, ar mano raidė ir viskas. Ne mano, ten. Nes pas mus namie yra buvę 3 kartus. Čia buvo, jaučiu kelių savaičių bėgi, tai grįžtu namo vakarą čia metais. Ir viskos kaimynas palikęs lempas. Aš nusifotkinu ir arba iš namų paskambinu ten apsauginiai, arba jeigu, pavyzdžiui, eidama į mašiną, pamatau, tą nufotkinu ir nuvarau, važiuodama lauką, pasako apsauginiam, kad toks ir toks ten tą mašiną, nes ir ten sistemai pažiūriu numerius ir gali paskambinti. Ir aš tą dieną, kai pasakiau, atsimenu vakarą grįžtu dar tą mašiną su jungtom lempom, tai galvoju, arba apsauginė skambino, arba vairuotojas zina, arba
Nes, kažkas tai namie turbūt yra, jeigu mašina paliko lempas. Nežinau. Nes man toks skaudus, realiai nėra jaučiu, man nėra išsikrovęs akums. Mano vyrui yra buvo įsikrovęs tiesiog, ten mūsų tokia senai mašina senesnei, tiesiog nuo to, kad paliko mašinų lemputę įjungtą, galinę. Va čia, kur būna viršui. O mano kolegijai buvo, kad jie išsikrovė akumuliatorius, kai kokį 1,5 valandos buvo palikus avarinį. Aš sakau, aš gyvenime nepalikčiau mašinos avarinio, man čia tokia yra baimė. Arba aš turiu tokią baimę, kad užsirakins mašinos duris, jeigu bus išlipus, nes man yra tai buvę. Kad vasarą vis tą mašiną buvau ir išlipau, kažką paimti iš bagažinės, darau bagažinę, užsirakino visą mašiną, bet buvo langą atidaryti, tai aš ten langą atsidariau. Bet mano to laiko tokia baimė, nes mano draugiai neseniai buvo vakar, kad užsirakino mašiną. Tai aš visą laiką, jeigu išlipu, jeigu raktų neturiu kišenėj, ta prasme, jeigu tenais neužrakinta mašina, jeigu įjungta, šitai mašinai raktas, nereik mašinai raktą laikyti kišenį, nes čia ta, kur pasispaudžia tas mygtukas, bet jeigu ten, tarkim, mašina, kur įsikišamas raktas, tai aš arba duris palieku praviras kažkurias laiko, arba langą atidarau. Niekad nerizikuoju. Tai va, tiek šiandien iš manęs, iš mano tokio ruošimosi Halloween'ui ir šiaip pliurpalų. Tai jau kai ruošiuos, kai važiuosim į tą Halloween'ą, tai aš pasimsiu kamerą ir pafilmuosiu. Tada matysite, ar čia mums gavosi kažkas, ar nieks nesigavo. Nes žinokit, gali būti 50-50 ir gali gautis ir labai gerai, ir gali nieko nesigauti. Nes jeigu gausis, tai mes turim tą planą su draugė, kad mane padažys kažkaip ten. Ir aš eisiu į kavinę, arba eisiu į Starbucksą, arba eisiu į parduotuvę ten prie jos namų, kaip Maxima. Bet manau, eičiau į Starbucksą. Ten liaudus tokia biški įdomesnė, nes ten ir jaunimo daugiau. Ir uždėsiu kamerytį, pažiūrėsiu, kaip reaguoja žmonės. Tik nežinau, žiūrint, kaip jin mane čia aprengs, kaip apsirengsiu ir kaip jin čia mane padažys, ar labai baisiai ar nebaisiai. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu dar manęs nepasiekėt, prašau pasiekit. Ir laukit kitų video. Ate!